atradau sode gulintį aukštielninką žiūrintį į dangų. Aš sakau, ką tu Vytuk matai? Labai gražūs debesėliai. Mano manymu, tai viena ryškiausių asmenybių Lietuvos aviacijoje. Lakūnas yra instruktorius ir žmogus, kuris traukia prie aviacijos žmonės. Daktaras pasakė, mes turime jam dėkoti, nes jis parodė mums, kokios yra žmogaus galios. Mūsų amžiaus pradžioje Vytautą Lapėną, skraidantį be kairės kojos ir rankos plaštakos, pažinojo visa Lietuva. Jis nesėdo į neįgaliojo vežimėlį, o skraidė pasaulio aukščiausių lygio akrobatinių lėktuvų čempionatuose draugė su Lietuvos ir Ispanijos komandomis ir organizavo didžiausias mūsų šalies aviacijos šventes. Vytautas Lapėnas gimė 1958 m. sausio 11 d. Pasvalio rajone Tetervinų kaime. Berniukas gana anksti suprato, kad svajoti yra protinga. Ir pigu, nes tai nieko nekainuoja. Jau būdamas brandaus amžiaus juokavo Vytautas. Mamytė atėję prie mūsų įsaka, a jūs žinot, kas bus Vytuks? Sako, nežinau, dargi mažyts, nei mokyklas nelanka. Sako, ogi jis bus lakūnas. Sakom, tai iš kur tu močiut žinai? Sako, va jis mane sutika ant kelių, kai pasakė. Močiutė, tu toks suvargs, grįžs iš Sibirą, tikriausia pinigų neturi. Aš tai neturiu, bet tu gal turi, sako, gal tu man duosi? Ne, dabar, sako, aš neduosiu, bet kai užaugsiu, būsiu lakūnas, aš skrisdamas ant keliuko va čia numesiu tau pinigų. Netoli mažojo Vytauto namų buvo Latvijos Bauskės aeroklubo sklandytojų tupimo aikštelės. Kai pradėdavo jis nuo ryto budėjimą, iki pat vakaro užvertęs galvą į dangų žiūrėdavo, bene pamatys kokį sklandytuvą. Pavasariais barstyti trąšų į kaimą atskrisdavo ir lėktuvas An-2. Kartą vaikas įsidrąsino ir bandė įsiprašyti paskristi tuo lėktuvu. Bet lakūnas, žvelgdamas į tokį mažių, rekomendavo jam dar gerokai paūgėti ir sustiprėti. Prūdis toks buvo užsvirna. Tam prūdį pasisėmės vandens ir pylės ant savęs. 6 valandą rytą, vaiks gal kokių 5 metų, aš sakau, Dieve, taigi šaltas tas vanduo ir gali dar įkrist. Aš grūdinuos. Skaitas būsiu lakūnas, man reik grūdintis. Jis yra prisipažinęs. Kiek save nuo mažumės atsimenu, visada norėjau skraidyti. Berniukas jausdavosi nugalėtoju, tik įveikęs save visose aukščio baimių išbandymuose. Kaimynė sako, išeinat ir nematat, ką jūsų vaiks išdarinėja. Sako, jis užlipa ant viršaus namą ir ten ant tų, kaip jie vadinas, grebės, tai ant stogą vaikšta, sako, taigi gali nukrist tas vaiks. Bet jis, jis taip darydavo, kad nepasipuikuot, bet pats save išbandyti. Pasvalio vidurinės mokyklos 16-metis Vytautas važiuodavo net 30 km į Biržų aeroklubą mokytis tikrojo skraidimo pradmenų. Pirmąkart nuo žemės jis atsiplėšė tuomet populiariausių sklandytuvu Blanik 13. Baigęs mokyklą, Vytautas, kaip ir daugelis tremtinių vaikų, nebuvo priimtas į aukštąją lakūnų mokyklą Rusijoje. Todėl vaikinas tarnavo armijoje ir ten šokinėjo su parašiutais. Grįžęs, jis įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir susirado sportinį aerodromą netoli Vilniaus. Čia jaunuolis išmoko skraidyti lėktuvu Jak 52. Pirmą kartą Vytautą aš pamačiau Kyviškėse, tai buvo 81 metų
vasarą ir pamačiau ne žemėje, o ore. Kai aš atvažiavau, pilotavo kažkoks lakūnas, nežinojau žinoma kas, bet atkreipiau dėmesį, kad net mūsų jau tie labiausiai žinomi meistrai įdėmiai stebi tą skridimą. Na, o kai nusileido, išlipo, jie apspito publiką ir jisai bandė aiškintis, kas jam, kuo jis nepatenkintas, kas jam nelabai pavyko, bet jau ten iš karto jautei, kad mūsų lakūnai susidomėjo to žmogumi. Pirmiausia, į akis krito jo nepaprastas santūrumas. Jis buvo labai mandagus, kalbėdamas, sakysim, su pirmą kartą matomu žmogum ir toksai dėmesingas, labai ramus. Labai nedaug prireikia laiko, kad pajustum, kad jis yra išmintingas, ne pagal metus. Ant žemės mokinys akrobatas tikrai atrodė kuklus ir santūrus. Danguje šių bruožų ilgainiui nebeliko. Per 2 metus, tesuspėjęs baigti pradinę akrobatinio skraidymo mokymo programą, jis nepasidrovėjo dalyvauti asų varžybose. O dar kitais, 1983 metais, Vytautas Lapėnas pasiglemžė Lietuvos akrobatinio skraidymo varžybų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno taurę. Prieš pat varžybas visi sėdim kažkaip, tai sakau, nu tai ką, Algelį, išloši dabar čia tą taurę. Sakė, ne, atvažiuos Lapius. Bus sunku. Sakau, kas tas per Lapius? Aš nepažinojau. Sako, iš Vilniaus, Lapėnas Vytas. Nu, sakau, pažiūrėsim kaip. Sako, jau visai gerai skraido. Už mane geriau. Nu, taurę, aišku, Lapėnas ir iškovojo. Į lėktuvo akrobatikos Olimpą Vytautas Lapėnas įsiveržė kaip kometa. Pirmiausia, debiutuodamas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno taurės varžybose 1982 metais jauniklis ne juokais išgąsdino Jurgį Kairį. Savo rezultatais Vytautas tiesiog lipo Jurgiui ant kulnų. 1985 metais Lapėnas tapo absoliučiu Sovietų Sąjungos čempionu. Dar po 4 metų Europos čempionas. Deja, likimas šiam jaunuoliui parengė dar ir kitokių galių išbandymus. Jis patyrė kraupią avariją. Buvo 1989 m. rugsėjo 19. Tomis dienomis Lietuvoje viešėjo Kanados skrydžių valdymo atstovai. Jie apsilankė Kyviškių aerodrome pasižiūrėti parašiutininkų ir lakūnų akrobatų treniruočių. Vytauto paprašė svečiams pademonstruoti akrobatinę programą. Lakūnui teko įsėsti Jak 55 prastesnių galimybių lėktuvą, nei pastaruoju metu jis buvo pratęs skraidyti. Skrydžių vadovas žinojo, ką reiškia po pertraukos sugrįžti į menkesnį lėktuvą, tegul ir apskraidytą tą dieną. Jis paprašė Vytauto kilstelti savo programą 50 metrų aukščiau, tačiau lakūnas nepaklausė. Įpusėjus skrydžiui Vytautas supainiojo figūras ir jo lėktuvas atsidūrė virš miškelio tvyrančio aerodromo pakrašty. Atlikdamas grįžtamąją figūrą, jos sukimą Vytautas užbaigė su 7 metrų aukščio atsarga. Tokios pakaktų lygioje vietoje, bet apačioje tvyrojo medžiai. Ir matom, kad tas lėktuvas dega ir matom, kad Vytas gyvas. Ir jisai mus pamatė. Ir kai pamatė, tai jis pradėjo, lyg norėtum padėti, reikėjo išvaduoti ir tos medžius, ir tą gaubtą pramuštą. O jau kojas jo laižė liepsna ir paskui neštuvai, paskui buvo kaip tik parašiutininkų Andu lėktuvas ir tuoj pat mes jau skridom į oro uostą. Draugų ištrauktas iš degančio lėktuvo Vytautas buvo nuskraidintas į Kauno klinikų nudegimų skyrių. Visas kūnas gerokai apdegęs. Gydytojai nieko gero nežadėjo. Jų nuosprendis buvo aiškus – laukti mirties. Draugams, išgelbėjusiems lakūną ir žinantiems Vytauto fizinės galias, toks gydytojų pasyvumas atrodė neįmanomas.
Pasitarę su lakūnais, jie ėmėsi iniciatyvos perduoti Vytauto likimą į Maskvos specialistų rankas. Išgabenamės jį šiaip taip tik tai šeštadienį. Iš Karmelovos reisiniu lėktuvu, bet jisai pasiekė tą Maskvą, Višnevskio institutą ir toj pat buvo nupjauta jam kairė koja. Tada šiek tiek jau ta krizė jau šiek tiek aprimo ir dar jisai turėjo šansą, reiškia, gyventi. Profesūra siūlė pjauti antrą koją. Bet ten buvo jaunas gydytojas, sportininkas Aleksejus Jašinas, kuris spėjo pamatyti, kad Vytas turi ypatingų galių, fizinių ir dvasinių. Ir jisai pasakė Vytui, tu nesutik, kad pjautų antrą koją. Vytas buvo anksčiau paklausęs, ar aš vaikščiosiu kada nors. Galbūt tu galėsi pastovėti, galbūt nuleisim koją, bet tau labai skaudės. Nu ir tai, ten tie žodžiai tikrai pasiteisino, kadangi jam žiauriai skaudėjo, kai nuleido tą vieną likusią koją, jinai ištino kaip kaladė, baisus skausmas ir vėl prakaitai, vėl tirtėjimas bet praėjo dar kažkiek laiko ir jau daktaras sako, stosimės. Dar kažkiek laiko, eisime. Tai ten buvo toks varganas ėjimas iš vienos pusės daktaras, iš kitos masažistė Marina ir jie tempė tą Vytautą, kai jisai kokį persatytų koją kaip nors. Atėjo diena, kai išleistas iš ligoninės, pasiramstydamas ramentais, bet savarankiškai Vytautas nusileido laiptais ir išėjo į kiemą. Prasidėjo kelionė namo. Avarija Lapėno gyvenimą padalino į du aiškius pjūvius – prieš ir po. Taip pat svajones skraidyti prieš ir svajones skraidyti po avarijos. Kadangi jau pats pradėjo skraidyti ir skraidė tokiu lėktuvėliu Erkupu, kurį pasaulio lakūnai jam padovanoja su rankiniu valdymu. Bet tai Vytui buvo tas absoliučiai neįdomu ir paskui jis pradėjo skraidyti EK-52 tuo pačiu. Taip pat neįdomu, jam rūpėjo, aišku, grįžti kaip nors į rimtą skraidimą, į tikrąją pasaulinę akrobatiką, bet tai dar buvo tolokai. Mintis, kad po avarijos nebeskraidys, paties Vytauto niekada neužvaldė. Tiesa, aviacijos bendruomenė siūlė jam kaip turinčiam fizinę negalią imtis tik antžeminės veiklos. Įsitraukė į tą veiklą, nes, turėjo motyvaciją žmogus. Ir paskui jisai man daug kartų sakė, kai mes kur nors nepriimdavom sprendimo arba abejodavom, tai sakydavo, žinot, kaip čia viskas bus. Jeigu bus motyvacija, tada padarysim, o jeigu ne, tai ir nepradedam daryti nieko. Realybė buvo tokia, kad akrobatinis skraidimas brangus sportas ir Vytautas žinojo, kad Lietuvoje jis atgis negreitai. Panevėžio priemiestyje prie Istros upelio lakūnas nusipirko žemės, įkūrė savo aerodromą ir pradėjo gaivinti lėktuvų akrobatiką. Kaip? Visai paprastais žmonių paskraidinimais. Pirmi šitam aerodrome skraidimai būdavo, suorganizuoja varžybas seniorų, kurie kažkada akrobatikai buvo gerai skraidantis, bet dabar jau nebeskraidantis, neturintis galbūt licenzijų, sudindavo savus pilotus ir darydavo tokias paprastas užduotis, būdavo žmonės labai laimingi, labai norėdavo čia būti. Pasiskraidimai išaugo į didžiulės aviacijos šventes pavadinimu Žmogus paukštis. Varžybas darydavo ir ten jau nepavadinsit tik varžybos, ten susitikimai visų aviatorių. Kas kada nors skraidė, kokius adresus žino, visiems asmeninius kvietimus įsiųsdavo ir visi suvažiuodavom. Neatsimenu, ar į trečią žmogų paukštį, ar į antrą, jisai išsiuntė 3000 kvietimų. Pasitelkęs ant savo komandą, jisai atkapstė kažkada skraidžiusius, kažkada aviacijoje dirbusius. Daugybė žmonių pasirodė. Išsiuntė visiems kvietimus asmeniškai. Per tą laiką Vytautas grįžo į pasaulinio lygio akrobatinį skraidimą kaip sportininkas ir jau kaip treneris. Ir 99 metai subūrėm komandą, pas jį aerodrome treniravomės, 2 mėnesius gyvenom su pertraukėlėm. Ir skraidėm, geras oras skraidyt, geras oras skraidom.
Ir pirmas blynas visai gerai gavosi, nieko jis ten neprisvilęs. Mokė akrobatinio skraidimo, daugumoje yra iš Ispanijos, iš Italijos akrobatinius pilotus. Ir gan sėkmingai dirbdavo čia, važiuodavo į Ispaniją dirbti. Jis labai turėjo tokią dievo dovaną, kai jis žinojo, kada ir ką pasakyti. Nes kiekvienas daro krūvą klaidų žmogus, kai mokosi, ir pasakydavo tą, ką reikia pasakyti ir to momento, kada reikia, nes čia išskirtinis gebėjimas. Akrobatinio skraidimo grožio pojūtis yra mažai kam suprantamas net tarp lakūnų. Lėktuvo šokiui sukurti, kaip muzikai, reikia daugelio metų treniruočių. Todėl Vytautui asmeninis čempiono medalis jau neberūpėjo taip, kaip suburti pasaulio akrobatikos bendraminčius. Tuo metu geriausias Ispanijos lakūnas Ramonas Alonso pakvietė jį treniruoti. Ir Vytautas važinėdavo 3 savaitėm, gan dažnai. Ramonui gerai, viskas gerai sekėsi, bet Vytas sako, reikia daryti Ispanijos komandą. Kad tu vienas geras lakūnas, tai čia yra mažai. Alonso tapo ir Europos ir pasaulio absoliučiu čempionu. 2006-aisiais jau tapo Europos komanda vicečempionai. Aplenkė rusus, tai buvo neįsivaizduojamas dalykas. 2007-aisiais. Jie vėl tapo pasaulio vicečempionais. Vėl aplenkė rusus. Čia rusai už galvų susijėmė buvo. Kaip čia gali būti? Tai čia yra griniausias Vytauto nuopelnas. Vytautas 1999 metais prikėlė mūsų šalies komandą vadinamajam naujam lėktuvo akrobatikos renesansui ir skraidė jis draugė su kitais ne tik kaip lyderis, bet ir kaip treneris. Pirmaisiais Vytauto treniravimo metais pasaulio standartinio lygio čempionate lietuviai laimėjo 4 vietą. Bet treneris siekė pristatyti komandą pasaulio akrobatikos aukštuomeniai, vadinamajame Unlimited lygyje, be apribojimų. Reikėjo tik nepigios smulkmenos, labai gero lėktuvo. Tokią galimybę Vytautas įžvelgė tik per bendrystę su visais aviatoriais, taip pat ir su Avia Baltikos vadovu, kuris užsakė ir nupirko taip reikalingą lėktuvą. Drauge su atskraidintų į Istros aerodromą naujų akrobatinių lėktuvų Su-29 Vytautas čia pastatė puikią skraidimo treniruočių bazę, kuri tiko žmogaus paukščio šventei. Jisai tuo laiku pradėjo jau atsistatinėjo skraidyti su Jak-52, nes ten dėl stabdžių sistemos turėjo tokią galimybę, kad galėjo su juo skristi, nes Jak-55 visai kita stabdžių sistema, hidraulinė ant pedalų negalėjo jis jos valdyti. Tai kol dar nebuvo mums minčių, kaip ją perdaryti, tai jisai treneriu buvo ir treniravo mus. Paskui pažiūrėjo, sako, po šventės pradėsim visi skraidyti. Mes, tai kaip čia dabar mes, nei mes dirbom, nei ką darėm. Sakė, ką aš čia vienas skraidysiu, tai man čia nereikia tokio žaislo vienam asmeniniam. Visi skraidysim, reikia lygiai siekti, reikia atsikovoti pozicijas Lietuvos aukščiausiam lygiai akrobatinio skraidymo. 2001 metais pirmą kartą istorijoje Lietuvos komanda dalyvavo aukščiausio lygio pasaulio čempionate Ispanijoje. Tokiose varžybose kiekvienas dirba savaip, kas vaikšto raitydamasis tarsi pats būtų lėktuvas, kas patyliukais rankomis programą kuria. Kitas pasaulis ten, kitos programos, kitas greitis, laiko nėra. Vytas sakydavo, žinai, laisva programa. Tada nebuvo ribojimų, 6 figūros. Sakė, prieš užeidamas virš kvadrato įkvėpi, pabaigęs programą iškvėpi. Nėra kada kvėpuoti. Vytautas šiaip tai nelabai ir vaikščiojo, kadangi jam nelabai gerai, sėdėdavo ir galvodavo. Nusipiešia programą, sėdi ir galvoja viską. Dėlioja, kaip ten bus, kaip ten kas. Būdavo aišku, kritinės vietos patirtį didžiausią turėjo Vytas. Iš karto pažiūri į programą, nežinoma kokią nors ir aha, čia bus blogai, čia žiūrėkit, aukštis turi būti toks, ten tokia vieta, šiandien vėjas tokis, šita vieta bus labai bloga, čia vėl energiją atgausim. 2002 metais Vytautas Lapėnas į savo žmogaus paukščio aerodromą, ir tai reiškia pirmą kartą į Lietuvą, pasikviečia Europos aukščiausio lygio čempionatą.
būtent čia Vytautas Lapėnas buvo organizatorius, Lietuvos komandos treneris ir svarbiausias lakūnas. Laisvojoje programoje jis užėmė 2 vietą. 1 užleido savo mokiniui ispanui Ramonui Alonsui. Nenustebtume, kad šis nedidelis pralaimėjimas Ramonui galėjo būti kaip pamokanti trenerio užuomina, kad esama gerokai svarbesnių dalykų nei medalis. Tai bendravimas. Tas bendravimas irgi daug duodavo ir Vytui tas buvo labai svarbu. Sako, kur tu skubi? Ateik, pasėdėsim, pakalbėsim. Niekas nežino, kada čia kas baigsis. Ateik. Tai va, ir ta prasme ir tas čempionatas buvo tokis gana specifinis ta kryptim. Ten kai kurios gal norėjo žmonės ir išvažiuoti ilsėtis į tą viešbutį, dar kažką tai, bet būdavo įtraukti. Jisai visą laiką norėjo būti su kolektyvu ir su žmonėm. Ir aš paskui, kai vyko ten tos mokyklos statymai, kraustymais ir viskas, radau jo užrašus tokius, lapų daug, bet kai sėdi kur nors prie staliuko, kartais susirašai kokią mintį, kartais dar kažką, tai ten kam paskambint, kur ir radau tokią mintį užrašytą, kad būk su visu kolektyvu, nebūk individualistas. Kokia svarbi bendrumo dvasia lietuviai įsitikino netekę komandos draugo Dariaus Išganaičio, patyrusio lėktuvo avariją ir žuvusio 2004 metais Kaune, tiesiog pasaulio aukščiausio lygio akrobatinio skraidymo išvakarėse. Su draugo netektimi buvo prarastas vienintelis, tai brangiai Vytauto užtarnautas lėktuvas Su-26M. Draugai ispanai nedvejodami paskolino mūsų komandai savo lėktuvą Su-26M, švelniai vadinamą Tigriuku, bet šio orlaivio pedalų ir kabinos valdymo konstrukcija nebuvo pritaikyta Vytauto kojos protezui. Pajungėm trosus prie tų cilindriukų, 2 rankenas dėjom, kairys stabdis, dešinys. Ir viskas buvo padaryta ant pedalų, kad laikytųsi ir neuspaustų tikro stabdžio. Buvom padarę batą su tokiu kronšteinu, Vytas skraidė su specialiu batu. Iš kareiviškas didelis batas, sukonstruota ten apačioje metalinis kronšteinas, užsifiksuoja. Dar turėjo būti tokia sąlyga, kad jeigu reikėtų netyčia avariniu būdu palikti lėktuvą, kad atsijungtum, neliktų ta koja pririšta prie to lėktuvo. Tai ten buvo su visokiam kaiščiais, ištraukė, atsilaisvino. Prisikėlęs antram gyvenimui, Vytautas vėl palyginti lengvai įgyvendino svajones. Lyg ir nejauku jam buvo, kad plėtodamas trenerio amatą, geriausią pasaulio komandą užaugino Ispanijoje. Kaip verslo galimybė Lietuvai, Lapėną netikėtai sudomino malūnsparnis Ela, kuriuo visų nuostabai ir jis pradėjo skraidyti. Būdamas Ispanijoje, jis matydavo tą malūnsparniuką Elą skraidantį. Ir kai tas pakyla, tai Vytas sakydavo savo lakūnams, viskas, einam vyno gert. Nes jis negalėjo žiūrėti tą malūnsparnį. O paskui po kažkiek laiko paėmė priėjo. Paskui skrido su instruktorium. Nu kažkaip jį kaip čia žmonės sakytų, užkabino keistai tas malūnsparnis. 2008 m. sausio 14-osios penktadienį Vytautas sukvietė draugus į Rojūnus, kur rengė Ela malūnsparnių bazę. Akimirkai, kai niekas neįsėdo į Ela keleivio kabiną, Vytautas pakilo vienas. Lemtis jo laukė Kilpoje, po kurios nenumaldoma jėga bloškė malūnsparnį į žemę ir liepsnos pliūpsnis per akimirką sudegino viską. Vytautas suklysti, nežinau, kokie yra pavyzdys ore jam, to negalėjo būti, nes jis per daug patyręs. Akrobatiniais, jis tikrai žinau, bet kodėl jis atsidarė tokiai vietai, kad tas lėktuvėlis, kurio galbūt negalėtų būti, aš nežinau. Tai gali būti problema ir sveikatos, ir techninė galėjo būti. Jiem taip oficialiai tai pasakė, kad yra pilotavimo klaida, bet aš nesusitikinęs 100%. Galėjo būti ir kitaip. Jis buvo ir išliko kaip žmogus, kuris turi didžiulę trauką. Visi nori su juo bendrauti, visi nori su juo kažką daryti ir jis darydavo dėl visų. Jie darydavo šventę, darydavo mažam kiekiui žmonių, mažai grupė, darydavo visiems. Mano manimu, tai viena ryškiausių asmenybių Lietuvos aviacijoje. Nebereikalo ir buvo neoficialiai vadinamas žmogus paukštis.
sugalvojo jisai savo švenčių pavadinimą, kad žmogus paukštis, bet tas jam iš karto ir prilipo. Žmogus paukštis, nes visas tikslas gyvenimo tai skraidyti. Iš savo vaikystės. Aš atėjau iš savo vaikystės kaip iš šalies. Šie prancūzų rašytojo ir lakūno Antuano de Saint-Exupéry žodžiai, ko gero atkartoja Vytauto Lapėno skrydžio minties pradžią. Jis užaugo išmintingu žmogumi paukščiu, puikiu lėktuvo akrobatinio skraidimo meistru, pilotažo mokytoju, psichologu, gebėjusiu atverti žmogaus širdies slapčiausias duris. Tačiau pirmiausia, jis tikėjo, kad kiekviename iš mūsų slypi beribis skrydžio traukos džiaugsmas su laisvės, tobulumo ir iššūkio prigimčiai idėjomis. Vytautas apie tai daug nekalbėtų. Jis pasakytų labai paprastai. Žmogus paukštis yra nenusakomai plati sąvoka ir nebūtinai jis lakūnas.